Labas rytas arba laba diena. Šiandien pabendrausim su Edvardu Lucevičium, EMV Motorsport bendrasavininku ir įkūrėju. Tai trumpai papasakosiu, su kuo jisai yra dirbęs, kad įsivaizduotumėt patirtį žmogaus. Tai pradedant nuo Pauliaus Jankavičiaus, Benedikto Vanago, Giedrius Kriptavičius, Giedrius Baranauskas, Federavičius, Ježai Chmielevski, Aurelijus Petraitis, Vaidotas Žala, Gintas Petrus, Antanas Juknevičius, Žilvinas Reisas, Gydas Valeiša, Vladas Jurkevičius, Deividas Jocius, Aleksej Lukeniuk, Inesa Tuškanova, Martynas Samsonas ir daugybė kitų, kaip Giedrius Notkus, Igoris Sidonovas, Rimas Cesiulis, Gydijus Švedskus, Egidijus Tutinas, Dominikas Butvilas, jeigu dar neminėjau, Audrius Gimžauskas ir daugybė kitų klientų, lenktynininkų, kurie bent kažkaip buvo Edvardo dirbtuvėse ir su juo bendradarbiavo. Tai daugybė komandų ir lenktynininkų iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Suomijos ir kitų šalių. Tai to jungiam Edvardą. Bandom prisijungti. Labą dieną. Labas rytas kai kuriem turbūt. Labas rytas arba laba diena. Kai kuriem gal net labas vakaras. Pavyzdžiui, Pietų Amerikoje. Gali būti. Taip. Klausyk, aš trumpai tave pristačiau, papasakojau, su kuo pats arba tavo, jūsų kompanija yra dirbus. Tai truputį, jūsų turiu omeny, kad, tu ne vieną kompaniją dirbi. Būtent. Tai išvardinau daug, bet čia dar, išvardinau kokių 300% turbūt sąrašo. Tai galite įsivaizduoti patirtį Edvardo. Tai pradėkim nuo tokio klausimo, nuo kelių metų tu suki varžtus. Ir kiek metų dirbi profesionaliai jau būtent automobilių gamyboje, paruošime, priežiūrai? Tai pirmas klausimas nuo kelių metų, tai sąžiningai nelabai atsimenu. Tai atsimenu pirmą techniką, tai aišku buvo pradžioje dviračiai, po to turbūt mopedai, kas jau arčiau biškai susijęs su to technika. Tai mopedai prasidėjo nuo kokių 8 arba 9 gal metų, kažkas taip pat. Tai nuo tada ir pradėjau sukti varžtus, nes, kaip žinia, mopedus tekdavo patiem remontuoti, kad jie važiuotų. Taip. Tėvų rūpestis būdavo juos nupirkti vaikam, o po to jau vaikų rūpestis prasidėdavo juos prižiūrėti, tininguoti, nes rusiška technika ilgai nevažiuodavo? Jo, nepasižymėjo patikimumu ir visais kitais gerais aspektais. Tai tekdavo krapštyti, bet man tai patikdavo nuo pat jaunystės traukė technika. Tai manau, kad kiek save pamenu, tai benzino kvapas ir tas, kas burzgia, labai buvo arti širdies, tai turbūt nuo jaunystės. O antra klausimo dalis, kada profesionaliai, tai kas tas profesionalumas, nes įvairiais aspektais matuojamas. Turiu omeny, ta prasme, kai grinai... Kada duoną pradėjau valgyti iš to. Arba duoną, arba turbūt. Kada grinai pradėjai sukti varžtus prie sportinių automobilių, o ne tiesiog ten, nes kiek žinau, anksčiau dirbai ir turbūt servise. Taip, dirbau su tiesiog standartiniais automobiliais. Bet kada 100% perėjai prie sportinių? Tai realiai, kai kūrėm bendrovę, turbūt, kai kūrėm bendrovę. Prieš 17 metų. Taip, prieš 17 metų buvo įkurta bendrovė, kai susibūrėm keturiese, o prieš tai dar 2 metus dirbom su Paulium Jankavičium, tavo tėvu. Tai tokia buvo pradžia. Pažįstamas. Taip, šiek tiek. Taip. Labas, Pauliu. Turbūt žiūri, nežinau. Tikėsimės. Pažiūrės vėliau. Tai tokia buvo pradžia, nes mes susibūrėm būtent to žmogaus dėka, arba kitaip sakant, tas žmogus buvo ta ašys aplink, kurią mes visi keturiese susibūrėm, tai buvo ten būtent Alius pradininkas, turbūt su Paulium buvo geri draugai.
Paulius sportavo, kaip žinia, ir rallycrossą, rally, po to žiedą, ir taip atsirado Alius prie jo, tada atsirado Vladas šalia Aliaus, tada atsirado Marius Gintaras ir po to aš galiausiai susibūrėm į tokią kompaniją, kuri teikia tas paslaugas. Tai pradžia buvo tokia. Supratau. Tada ar įsivaizduoji, atsimeni, kiek maždaug automobilių yra pabuvoję pas jūs dirbtuvėse per 17 metų? Sunkus klausimas, aišku, reikėtų pabandyti pasikelt statistiką, bet bandžiau vakar surašyti tau lenktynininkus, sportininkus, kuriais esame. Tai čia apie virš 100 turbūt. Jo, iš tikrųjų begalė, tai panašiai ir automobilių iš tikrųjų, nes kažkiek mažesnis kiekis, nes tam tikri žmonės naudoja vieną automobilį. Arba didesnis. Arba naudoja kelis automobilius, kaip pavyzdžiui ten Benediktas Vanagas ar Vaidotas Žala, tai kelios automobilio evoliucijos perėjo, kaip sakant, su lenktynininkais ir turbūt begalė automobilių iš tikrųjų, nemažai. Supratau, koks brangiausias, įspūdingiausias ir pigiausias, paprasčiausias modelis buvęs jūsų dirbtuvėse? Kas yra brangiausias, kaip matuoti, prasme, ar piniginiais vienetais, ar darbo valandomis? Įspūdingiausias ir brangiausias, tai turbūt brangiausias Mini. Pagal kainą, tai brangiausias Mini, įspūdingiausias pagal atlikimą, tai turbūt, kiek pamenu, tai galbūt Stratusas. Marius Budrikis buvo toksai. Paskui Dainausko. Taip, perėjo pas Rimo Dainausko automobilis, dabar jis irgi yra, kiek žinau, Lietuvoje, tik šiuo metu dar tokia stadija, kai jis niekur nevažiuoja, bet mano žiniomis tai žmogus bando jį prikelti, tai galbūt dar išvysim tą automobilį, bet iš tikrųjų įspūdingai atliktas, maždaug galima būtų lyginti su pasaulio rallycross automobiliais, prasme, top 10 arba VRC automobiliais, kurie iš tikrųjų technikos stebuklais galima jas vadinti. Tai Stratusas buvo kažkas panašaus. Supratau, o paprasčiausias, pigiausias ar Žiguliukas? Reiktų prisiminti. Buvo ir Žiguliukų, aišku, ne mes juos pilnai darėm, bet teikiam paslaugas kažkokias, ten būtent reguliavimo ar ten elektros kažkokių instaliavimo ten. Tai buvo ir tokių. Tai turbūt greičiausiai, kad iš tos sovietinės epochos automobilių. Supratau. Toliau, kiek tu maždaug dienų, savaitgalių per metus būni lenktynėse? Pavyzdžiui, paimkim ten praeitus, užpraeitus metus. Šiemet, aišku, mažiau turbūt bus renginių, bet... Jeigu paimt sezoną, tai mūsų sezonas maždaug tęsiasi apie 9 mėnesius kažkas kitokio. Bet vis tiek žiemą testai būna, važiuojate į Suomiją. Jo, bet vis tiek būna tarpas tarp žiemos ir pavasario, ten apie 3 mėnesius panašiai išeina maždaug toksai laikotarpis, kai ten beveik niekur nevažiuojam, nes ten tada keliai kelių būklė neleidžia mums treniruotis. Tai tas laikotarpis dažniausiai būna skiriamas ten naujų automobilių gamybai arba ten kitokiam projektam, kurie laiko yra imlus. Tai tas laikotarpis tada išnaudojamas ten dažniausiai garaže, o tas laikotarpis, kai mes lenktyniaujam, tai sakau, trunka maždaug apie 9 mėnesius, ten skaitant ir Dakarą turbūt, tai jeigu taip susumavus visus savaitgalius, tai maždaug vidurkis gautųsi turbūt kokie 2-3 savaitgaliai per mėnesį. Tai galima taip kažkaip bandyti suskaičiuoti, bet aišku reikėtų patikslinti, nes įvairių sezonų būna labiau apkrauti, bet taip nuo 2 iki 3. Tai grubiai kas antrą savaitgalį. Taip, kas antrą savaitgalį tikrai. Tenka pavogti iš šeimos. Taip, sudėtingas atvejis. Tai čia vienas skaudžiausių aspektų šitam darbe. Taip, iš tikrųjų. Žinau, kad sportuoji, kiek laiko per savaitę skiri sportui? Fiziniam pasirengimui. Fizinis pasirengimas tai atėjo
vėlgi tas pasirengimas, kam čia labiau turbūt sportuoju dėl savęs, nesiruošiu kažkam rengtis. Bet... Taip, aš suprantu, palaikai fizinę formą, nes taip, vėlgi varžybos, keliauji daug ir taip toliau. Tai tiesiog įdomu, kiek laiko skiri per dieną ar per savaitę, būtent sportui. Tai šiai dienai jau skiriu maždaug apie valandą per dieną. Jau praeitais metais skirdavau maždaug, sportuodavau 3-4 kartus per savaitę, dabar jau sportuoju 6-7 kartus per savaitę. Būna vieną dieną pailsiu, bet šiaip stengiuosi jau 6 kartus sportuoti. Bet miksuoju sportus, ta prasme, neužsiciklinu vienoje vietoje, tai labiausiai, aišku, patinka crossfitas, bet kelios traumos ten kažkiek mane ten dabar išeliminavo iš to užsiėmimo, bet fiziniai pratimai, ką galiu atlikinėjau dabar, fiziniai pratimai sportuoju praktiškai su asmeniniu treneriu, ten beveik mažo grupė, mes 4 sportuojam, tai ten gera treniruotė gaunasi, nes beveik praktiškai individualiai dirbu su tavim treneris, Liutauras Kasparavičius. Tai mes susipažinom būtent per Romą Žalnikuriną, su kurio, kaip žinia, važiavom begalės Dakarų. Tai čia mūsų komandos narys Dakare ir geras draugas. Ir būtent jo dėka aš pakliuvau į CrossFit ir pas Liutaurą. Man labai užkabino būtent ta sporto šaka, nes funkciniai pratimai su begalė įvairovės, ta prasme, kas labai ir žavi, kad ten vėlgi nėra tik tai štangos, ar nėra ten kažkoks tai kamuolys, ar dar kažkas, kiekvieno praktiškai treniruotė, vis kažkas naujo. Taip, kažkas naujo, kažkas kitaip, ten begalės variacijų, gali susigalvoti, ką nori, kaip nori, intensyvumas, apkrova, svoriai, viską gali kaitalioti ir tas turbūt labai įtraukia ir pajutau tą naudą, būtent pradėjau tą dalyką daryti dėl ištvermės, ta prasme, ištvermė reikalinga Dakare. Tai po pirmo Dakaro pajaučiau, kad tikrai organizmui ten apkrova yra didelė, tos ištvermės tikrai reikia ir nuo to prasidėjo, ta prasme, tas ieškojimas būtent, kur tą ištvermę galiu pagerinti. Tai bėgimas niekada gyvenime nepatiko, nors dabar karantino metu pradėjau ir tą sporto šaką ir žiūriu, kad vis dėlto visai nieko, ta prasme, tikrai kabina irgi. Tai miksuoju, kaip minėjau, tada crossfitas, dabar ir bėgimas, kadangi treniruotės nevyksta, tai tenka kažkam pakeisti. Tai dviratis labai patinka ir plaukimas. Tai sakiau, kai sulauksiu savo 50 metų, neužilgo jau čia bus, tai turiu tokią svajonę sustartuoti triatlone. Mėgėjiškam lygiai, tai reikalingas bėgimas, dviratis ir plaukimas. Tai plaukimas žiauriai patinka, irgi seniai plaukiau baseinė, irgi aišku mėgėjiškai, bet patinka plaukti, tokia labai gera veikla, irgi ir fizinė, ir relaksacinė, kaip galim pavadinti, meditacinė, nes ten vanduojasi tu ir tavo mintis, sakant, tai tas labai irgi padeda atsipalaiduoti nuo darbo ir nuo krūvio visokio. Tai dviratis lygiai taip pat irgi išminė, irgi galva prasidėdina. Taip, atsijungi nuo visko, tai manau ir pats tą patį gali pasakyti, kad, prasme, visi šitie dalykai labai, labai padeda pakeisti. Išsivalo, ateina naujos mintis. Taip. Tai šiai dienai, sakau, tada atsakant į tą klausimą, išeina maždaug apie valanda fizinio aktyvumo, kas ten paskaičius visokią ten literatūrą ir straipsnius, maždaug yra geras rodiklis, prasme, per dieną, jeigu tu sugebi tiek laiko skirti sportui, tai gali būti net paprastas ėjimas, prasme, jeigu jisai greitas ėjimas, tai tu žingsniuoji greitų žingsnių, ten pražingsniuoji, ten, kaip pavyzdys, ten
nežinau, 10 arba 15 tūkstančių žingsnių per dieną. Tai irgi lygiai tokia pati fizinė veikla, nes žmogus, kaip žinia, sutvertas yra eiti, nesėdėti. Tai stengiuosi irgi daug labai vaikščioti, kiekvieną vakarą dažniausiai ten prasieinu bent jau kažkiek, kad tų žingsnių būtų ten palei 10 tūkstančių per dieną, tai visą laiką bandau tai įgyvendinti, aišku, ne visą laiką pavyksta, bet stengiuosi. Tai toks dar su to treniruočio intensyvumu, tai irgi esu skaitęs, kad treniruotė turėtų būti tokia, kad tu suprakaituotum. Tai jeigu tu išvažiuoji, tarkim, dviračių minėjai, kad tu suprakaituoji, ten išeini pasivaikščioti, suprakaituoji, tarkim, einant dideliu tempu, ten sparčių žingsnių. Arba į kalną. Jo, arba į kalną, nuo kalno į kalną labai irgi paįvairina, kas pavyzdys mano ten gyvenama vieta leidžia ten tą dalyką atlikti. Tai aš irgi ten mėgstu po mišką pasivaikščioti, šalia yra kalnai, tai puikiai tą dalyką įgyvendinu ir tikrai suprakaituoju ir skaitau, kad tai yra gerai, tai yra užsiskaito už treniruotę. Jeigu ir kartais negaliu pasportuoti, tai tas greitas ėjimas, toksai dideliu tempu, nemažas atstumas, jeigu prakaitas išmuša, reiškia. Reiškia viskas gerai. Taip. Klausyk, einam prie automobilių paruošimo. Nieko nesuprantu apie automobilius. Apie pagrindinę temą, kad papasako, kaip gaminami sportiniai automobiliai, nuo ko prasideda ir, pavyzdžiui, kiek trunka pagaminti sportinį automobilį. Gal biškai, pridėsiu, kad kadangi EMV daugiausiai, aišku, dirba su viskiais automobiliais, bet kažkaip daugiausiai turbūt yra ralio arba ralio reido automobilių. Tai, sakykime, pavyzdžiui, ralinį automobilį, kiek trunka paruošti, nuo ko pradėti ir taip toliau. Tai vėlgi labai didelė įvairovė tų automobilių, aišku, labai platus spektras ir pačių ir klasių ir paties lygio automobilio, ta prasme, nuo kam jisai skirtas, kokiai klasiai, būtent kas lenktyniaus su juo. Tai paimkim, kad būtų paprasčiau, paimkim dabar, žinau, yra BMW Cupas, ralinis kažkoks, tokia klasė BMW Cup 325, jeigu neklystu. Tai pavyzdžiui, aš dabar noriu pasiruošti tokį automobilį, ko man reikia ir kiek tai laiko užtruks, nuo ko pradėti paruošimą. Pavyzdžiui, aš ateinu pas jūs, mes nekalbam dabar, kiek tai kainuoja, bet tiesiog, kokie žingsniai ir kaip gauti tą automobilį, po kiek laiko aš jį galėčiau gauti ir sėsti važiuoti. Tai būtent konkrečiai BMW Cup, tai turbūt dar taip neatsakyčiau dabar, nes nesam iš tikrųjų ruošę tokio automobilio, nesusidūrėm su tokiu poreikiu, bet tarkim, galbūt, kaip pavyzdys galėtų būti, tarkim, buvusi ant grupė, automobiliai. Tai tokia populiaresnė buvo. Taip, Subaru, Mitsubishi, tas, kas buvo nauji automobiliai, nes iš esmės tai darbo prasme, ar ten nėra skirtumo, ar tarkim, naujas automobilis, ar tai senas, kaip pavyzdys, ten, pavyzdžiui, BMW Cup naudojami ten dėvėti automobiliai, kurios ten perka antrinė. Naujo nenupirksi. Naują irgi gali nupirkti ir, kaip sakant, ir paruošti ir tam ir pačiam BMW Cupui jis atitiks tos reikalavimus, bet tik tai, ar yra prasmė, nes naujas ženkliai daugiau kainuoja negu tas dėvėtas ir kai tu ruoši pagal tam tikrus ten kapinius reikalavimus, tai, biudžetas tavo išaugs ženkliai. Tai tarkim, atspirties taškas gal būtų šitie vis dėlto ant grupiniai automobiliai, kurie esam prigaminę apie kokius gal 15, gal vienetų kokių taip naujų automobilių, tai gal taip galima būtų atsispirti nuo jų, tai būdavo taip, kad gerais laikais, kai būdavo poreikis tų automobilių nemažas, gamintojai būdavo suinteresuoti, kad tie automobiliai važiuotų pasaulio čempionatuose, Europos čempionatuose, nacionalinėse čempionatuose, tai būtent gamintojai Mitsubishi ir Subaru pagrindiniai tokie būdavo. Buvo bandymų ir kitų gamintojų, tam, ta prasme, į tą traukinį šok, bet kažkaip pagrindiniai būdavo šitie, nes iš tikrųjų tai 4 VD automobiliai buvo turbininiais varikliais ir ganėtinai nebrangus, greiti, patikimi ir jie konkuravo. Tai
konkurencija, kaip sakant, buvo, tai ta klasė į priekį, plus Tarptautinė automobilių sporto federacija toleravo tą klasę, tai buvo grupė N, vadinosi, automobiliai. Tai yra production klasės automobiliai, tai production tai yra serijinės gamybos, kurios mes galim nueiti parduotuvę ir nusipirkti, kaip pavyzdžiui Mitsubishi Lancer, aišku, Evolution versijos, buvo Subaru Impreza STI versijos, tos versijos jau, kaip sakant, pusgaminiai būdavo tokie gaminti būtent šitos sportinius automobilius. Ta pati gamyba susidarydavo iš to, kad nupirdavom naują automobilį ir jį pradėdavom ruošti. Tai pradžia būdavo visą laiką, aišku, nuo to darbo labiausiai nemėgstu. Pilno išardymo, skutimo smalų. Dar ne tai čia jau kita stadija. Pradinė stadija būdavo nuo sąmatos sudarimo ir excelinių lentelių dėliojimų. Tai pats nemėgstamiausias mano darbas. Šitą prašokam, bet papasakok techniškai, kad išardot, nuskutat, tada spėliojat, lankus vyrinat, tokiais punktais. Kita stadija. Iš ko susideda, nes daug kas visiems atrodo, kad yra lankus iššovė ir viso šauni. Galima ir taip. Galima ir lankus iššauti ir šauti. Bet iš tikrųjų tai prasidėdavo darbas automobilio naujo įsigijimas, tai būdavo ir iš salonų nupirkami, būdavo ir iš dilerių, kai kurių atvažiuodavo tai automobiliai. Automobiliai visiškai nauji, celofanų aptraukti dažniausiai, dažais kvepiantis ir taip toliau. Tai labai malonu būdavo gauti to tokią saldainį, tą tokį suviniotą dar. tą saldainį išsipakuodavai ir pradėdavai darbą. Darbas prasidėdavo nuo automobilio išrinkimo, tai vėlgi, kadangi naujas automobilis, tai irgi reikalaudavo kruopštumo, tvarkingai išardyti, ne bet kaip, o būtent tai nesulaužant jokių naujų dalių, nes vis tiek ten tie, kad ir automobiliai, kaip minėjau, pusgaminiai ten raliui, bet jie vis tiek sukomplektuoti, ta prasme, ir su prietaisų panelėm būdavo, ir su salono apdailom ten ir taip toliau ir panašiai. Tai stengdavomės visą laiką tos automobilius išardyti labai tvarkingai, kad tas mūsų nenaudojamas dalis galima būtų panaudoti kažkur tai antriniai rinkoje, ta prasme, žmonėm poreikis vis tiek būdavo tų dalių, tai tas dalis atskirai sudėdavom į krūvą, tai būtent automobilių sėdynės, diržai, airbagai, prietaisų panelės, jeigu nereikėdavo viską to, ko mes nenaudodavom tolimesniai eigoj ruošiant tą automobilių sportą. Tai va, tai išardydavom, tada tai prasidėdavo dervų ir germetikų valymas nuo kėbulo, tai maždaug sudarydavo maždaug apie 20-30 kg maždaug svorio, priklausomai nuo gamintojo, ten vieni daugiau deda, kiti mažiau, bet vis tiek, ta prasme, toks panašiai svoris, tai yra antikorozinė ir kitokia danga ant automobilio kėbulo, kuri vėlgi muminai visiškai nereikalinga, o netgi ruošiant automobilį, tai jinai netgi trukdo, nes normaliai mes negalėdavom dirbti su tom dangom. Tai kai kam atrodo, tai yra tiesiog išpindėjimas, ta prasme, skutimas tų dervų nuo automobilio kėbulo, bet iš tikrųjų kitaip darbas nėra įmanomas. Bet vėlgi jūs jas skutat, nes jums reikia vietomis pravyrinti kėbulą. Taip. Tai aišku, suprantama, kad galima paskusti tik tose vietose, kur reikia pravyrinti, bet kaip paskui nudažyti. Yra ir toks būdas, ta prasme, esu matęs. Yra, žinau, kaip dažytai, kai kurie atsineša į sportinį automobilį, kam čia dažyti gražiai, vis tiek sudaužys. Ypatingai vidų. Sako... Šiaip, tai bet ką, bent jau anksčiau, tai būtų atsinešimas toks, kam sportui, tai čia belenkaip suai. Prasme, kad, kodėl belenkaip, tau mokami pinigai turi padaryti gerai. Tai mes irgi su dažytais labai turėjom ilgą kelią nueit, kol susiradom tas, kas dažydavo iš tikrųjų tos automobilius, nes iš tikrųjų nudažyti automobilio vidų nėra paprasta. Aišku, čia biški peršokom jau taip, ta prasme, bet... Grįžtam atgal apie dažymą. Grįžtam apie dažymą. Turėsim prie dažymą. Pabandom trumpai punktais, žingsniais, be niuansų, nes mes netilpsim į valandą laiko. Tai...
Gerai. Tai Bandom, būdavo nuskutom smalą. skutimas, nuskutom smalą, nuskutom visko to, ko nereikia, tada prasidėdavo pašalinimas visų elementų, kurie nereikalingi nuo kėbulo, kurie yra privirinti, pritvirtinti kitaip negu prisukti, tarkim, nes mes jau automobilį išrinkom, pas mus liko nuogas kėbulas, ne, ten išsipjovėm stiklus, kaip pavyzdys, ten iš automobilio, nes jie irgi trukdo darbui. Liko nuogas kėbulas, ten be durų, be kapotų, be bagažinių, be slenkščių ir taip toliau. Nusiskutom smalas, prasivalėm siūles visas ir nusipjaustėm, nuėmam visus elementus, kurie yra, kaip minėjau, privirinti prie kėbulo. Nereikalingi. Privirinti, priknėdyti jo. Vėlgi, jeigu mes jų nenaudojam, reiškia, tarkim, kaip pavyzdys, ten, pavyzdžiui, galiniai saugos diržai. Mes jų nenaudosim, kadangi naudosim sportinius diržus, tai vėlgi mums jų tvirtinimų jokių nieko nebereikia. Tam, kad išlengvinti automobilį ir išmesti iš jo kiek įmanoma daugiau svorio, išmesti gal leidžiant reikalavimus. Tiek, kiek reikalavimai leidžia. Būtent pagal tam tikras klasės yra skirtingi techniniai reikalavimai, ir automatiškai mes išlengvinam automobilį. Kaip žinia, svoris automobilių sporte yra vienas pagrindinių faktorių, kas įtakoja labai stipriai automobilio valdomumą ir greitį. Ne tik yra automobilio galia svarbu, bet ką mes visą laiką akcentavom, tai svoris irgi vienas iš tų aspektų, kas lygiai grečiai, sakyčiau, eina, tarkim, galiai variklio, pakabos turbūt kampam ir tokie gal kertiniai tie dalykai, ten 3 ar 4 gal būtų, iš ko susideda automobilio, gero automobilio, paruošimas. Tai būtent tų elementų pašalinimas, ir leisdavo tą svorį minimalizuoti tame automobilėje. Tai, nes sekantis žingsnis lankų įdėjimas, kurie prideda svorį. Jo, bet vėlgi tas saugos karkasas, lankai, supaprastintai vadinami, tai yra tokia konstrukcija papildomos saugumo, kurie prideda automobilį tiek tvirtumo, tiek saugumo. Tai yra du tokie aspektai, kurie vėlgi labai tampriai susiję tarpusavį ir labai reikalingi sportiniam automobiliui, nes vėlgi, kaip žinia, automobilio kėbulas yra nešančioji konstrukcija sportinio automobilio. Tai yra turbūt pagrindinis elementas sportinio automobilio, kaip tarkim kitais atvejais turim rėminę konstrukciją, pavyzdžiui, kaip Vaidoto Žalos mini automobilį, tai yra ten viskas sukonstruota ant automobilio rėmo, tai yra vamzdinė konstrukcija, tai specialiai tas jau rėmas konstruotas būtent to gamintojo tam automobiliui, tai paskirčiai, tai yra tokios siauros specifikacijos dalykas. O kaip minėjau, pavyzdžiui, tie production klasės automobiliai, tai naudodavo standartinio automobilio kėbalą, arba ten pagerintos versijos, tai yra ten palengvinti kai kurie saugumo elementai gali būti supaprastinti, nes kadangi vėl montuojamas, tarkim, į automobilį saugos karkasas, tai tam tikri saugumo elementai, tarkim, galėtų būti pašalinti, kaip pavyzdys galinė durų, pavyzdžiui, stiprintuvai kažkokie, kurie reikalingi pasyviam keleivių saugumui, kurie sėdi būtent galinį sėdiniai, bet kadangi mes sporte galia nieks nesėdi, netaksaujam, neuberiaujam, tai mums nereikalingi tokie elementai. Tai visų tų elementų išėmimas, išlengvinimas duodavo tą rezultatą, kurio mes norėdavom pasiekti. Tai yra įtilpti, tarkim, į tos reikalavimus, svorio reikalavimus, su tom pačiom, aišku, grupinėm mašinom, tai nebūdavo lengva ir dažniausiai tas svoris vis tiek būdavo per didelis, negu leisdavo reikalavimai, nes legaliai jo pasiekti būdavo praktiškai neįmanoma. Neįmanoma, taip galima pasakyti, nes jeigu tu matydavai automobilį, tokios klasės automobilį užvarytą ant svarstyklių ir pamatydavai kažkokį ten svorį tokį stebuklingą, tai reiškia jau neleistinais būdais tas svoris yra pasiektas, išimant tuos iš tikrųjų gyvybiškai svarbius saugumo elementus iš automobilio kėbulo. Tikrai jų pridėta yra nemažai, bet jie vaidina tikrai didelę rolę automobilio kėbulo saugumui, tai yra ir
ir vairuotojų, lenktynininkų saugumui. Ir mes tokių kelių niekada neįdavom, ta prasme, niekada nedarydavom to, aukojant galimybę, aukojant arba, kaip čia pasakius, mažinant, ta prasme, saugumą, niekada neįdavom to kelių. Plius netitiksi, reglamentą dar atitiksi. Kai kuriais atvejais gali atitikti, kai kuriais jau dažniausiai netitiksi, nes ir visi, kas sudaryti techniniai reikalavimai, taip surašyti būdavo, kad žmonės nerizikuotų šitoje vietoje, ta prasme, nedarytų tokių dalykų, kad po to pasiekoje galėtų nukentėti būtent lenktynininkai. Tai tikrai per tiek metų esam matę nemažai sudaužytų automobilių, kurie nukentėjo automobilių ten sporto varžybų metu, nukentėjo ir tikrai... Būtent dėl to, kad neteisingai buvo paruošti. Jo, ir dėl to, ir, ta prasme, ir kartais, kad ir teisingai būna paruošti, bet būna kartais tokie smūgiai į tokias vietos, kur yra silpnos vietos, kaip žinom, pavyzdžiui, tam, kad įliptų vairuotojas ar šturmanas į automobilį, turi būti pakankamai didelė anga, kad jisai, pavyzdžiui, galėtų patogiai ir greitai ganėtinai įlipti. Dar svarbiau yra išlipti iš automobilio, nes, kaip žinia, automobiliai kartais dega. Netgi ir tokie brangus ir geri automobiliai kaip VRC automobiliai, jie irgi dega. Ir mes tai matėm ne kartą ir žinom skaudžius atvejus ir su Škodos R5 klasės automobilius, kur iš tikrųjų toksai geras, puikus automobilis, puikus gamintojas, vienas, sakyčiau, geriausių šiuo metu pasaulyje, kurie ruošia tokios klasės automobilius ir tikrai matėm atvejų, kai tie automobiliai paprasčiausiai užsidega, tas pats ir Nikolajaus. Staigiai išlipti iš automobilio. Tai būtent ta ertmė, anga, jinai ganėtinai turi būti didelė, ta prasme, kad galima būtų staigiai palikti automobilį, nes, kaip žinia, kai prasideda liepsna, kai lenktynininkai pamato būtent pirmus požymius. Ir jeigu greitis automobilio nėra mažas, o dažniausiai jisai nėra mažas, nes, kai lenktyniaujama... Tai laiko sustoti, atsisekti, išlipti. Taip, tai dažniausiai viskas vyksta eigoje, ta prasme, kai jau pajaučiau jie pirmus tos požymius, tai dar bando gesinti automobilį, yra tam tikros gesinimo sistemos sumontuotos, tai jų pagalba galima tą liepsną arba numalšinti, arba prislopinti bent jau, tam, kad būtų vėlgi to pačio laiko sustoti, atsisekti saugos diržus ir palikti automobilį. Kartais tai yra vienintelis būdas pačiam išlikti gyvam. Tai būtent ta anga, jinai, kuri skirta greitai evakuotis, kaip sakoma. Jinai yra nesaugi smūgio atveju. Kuo didesnė, to blogiau smūgio atveju. Taip, ją sunku labai apsaugoti, būtent apsaugoti reikia lenktynininkus, šturmaną, lenktynininką ir būtent pavyzdžiui, vieta, jinai yra viena silpniausių šito automobilio, visose automobiliuose, nes ta anga turi būti privalomai palikta, kad greitai galima būtų palikti automobilį dėl tos priežasties. Tai ką ir minėjau, tai jeigu smūgis, pavyzdžiui, tenka į tą vietą, tai dažnai labai būdavo taip, kad vis dėlto net tragiškai baigdavosi žmonių likimai. Tikrai yra N pavyzdžių, kas ten pavardžių neminėsiu, bet tikrai mes ten, kas susijęs su automobilių sportu, tikrai žino daug atvejų, kai tikrai žūdavo lenktynininkai ar šturmanai, būtent pataikius tą vietą. Čia daugiausiai senais laikais ir paskui, kiek žinau, pradėjo stumti sėdynės atgal, sodinti. Su kiekvienais metais techniniai reikalavimai. Statramščių. Taip, statramščių. Ties statramščių, kad tu įlendi į mašiną ir atsislenki atgal ir pas tave šonė gaunasi dar papildoma lankai ir tada žymiai saugiau. Tai yra tikrai nesaugi vieta ties kojom, jeigu tu šonų kaliai, tai gali lankai užsilenkti tau link pedalų. Tai yra dar toks nemaloni vieta turbūt. Daug yra tokių visokių... Klausyk, mes labai nuvažiavom į šoną. Išsiplėtam, jo. Toliau dedam lankus, smėliuojam, dažom. Tai vėlgi grįžtant prie tų... Tiesiog žingsniais trumpai papasakok. Grįžtant prie tų lankų, tai vėlgi labai tokia, kaip minėjai, pasunkina automobilį, bet ir vėlgi apie plačiai labai stipriai sustiprina ir plus saugumo elementas. Tai kėbulo tvirtumas irgi labai toksai svarbus aspektas, ką labai stipriai visą laiką akcentuodavom, nes
kuo kėbulas tvirtesnis, kuo jisai standesnis, tai tuo geriau valdomas automobilis. Tai yra vienas iš tokių irgi pagrindinių faktorių, norint pasiekti gerą rezultatą, begaminant sportinį automobilį. Tai lankai ir toliau visų elementų. Pritaikymas, surinkimas, tai tada būtent vėl išardymas. Jo, mes būtent nenudažytam automobilėje, nes mes nuskutom, tai yra pašalinom visas dervas, dažus ir taip toliau. Tai plikas metalas. Plikas metalas, tada sustiprinam kėbulą, pravirinam visas esamas siūles, kurios yra reikalingos, nes kaip žinia, automobilis gamykliškai arba konvejeriniu būdu gaminamas kėbulas yra suvirintas skardos tarpusavėje kontaktiniu būdu, kas yra pigus, geras ir metodas masiniai gamybai, bet netinkamas automobilių sportą, nes trūksta standumo tam kėbulai. Vėlgi, jam trūksta, kaip jisai atitinka reikalavimus, jam to standumo pakanka važinėti gatvėmis, nes vis tiek automobilio kėbulas, kaip ir tokios apkrovos negauna. Jo, ir jisai plus, kaip ir kartingo rėmas, jisai šiek tiek turi amortizuoti, turi sugerinėti tam tikrus smūgius, ypatingai avarijos atveju jisai turi deformuotis, gerti smūgius, ir jisai konstruojamas jau gamykliškai yra taip, kad būtų tie reikalavimai įvykdyti, kaip sakant, ir saugumo, ir lengvumo, ir tvirtumo. Tai mums šiuo atveju vėlgi tas netinka, tai kai mes turim tas siūlės papildomai pravirinti kitų būdų, nekontaktinių, vėlgi sutvirtinam tuo būdu kėbulą, jis ženkliai sutvirtėja, plus, kaip minėjom, dar saugos karkasas vėlgi susiriša su to visų kėbulų suvirinimo būdu ir jisai pasidaro kaip kėbulo elementas, neatsiejamas, nes jau privirintas standžiai yra prie metalo, tai vėlgi sakau, sustandina viską ir toliau montuojam visus būsimus agregatus ir dalykus, tas, kas bus naudojama automobilėje. Tai visi tai grubiai realiai surenkat automobilį, pilnai nenudažytą, pilnai su visa pakaba, variklį, greičių dėžė, salonas, sėdynės, vairas. Taip, kaip jisai išvažiuoja. Neklijuojant. Praktiškai jo, tenais. Tada vėl išardot, tada vežat į nusmėliuot. Ne, smėliuot nebesmėliuojam, mes pakankamai... Jūs apdirbat kažkokiu cheminiu būdu. Mes cheminiu arba mechaniniu būdu, nuvalomi tie dažai prieš, kaip minėjau, kai nuskutamas dervas. Jeigu būtų, nenaujas automobilis, tai jūs tada vežtumėt smėliuoti, turbūt. Taip, jeigu tektų, nes nuvalyti kartais senus dažus yra labai sudėtinga, bet mes naudojam kelis metodus, kaip, pavyzdžiui, naujas dažas nusivalydavo, jeigu senas automobilis, jo, tektų galbūt ir smėliuoti. Tai ir po to dažymas jau vėlgi kaip... Ir tada antras surinkimas, jau galutinis. Taip, ir dažymas, kaip minėjau, irgi labai tokia sudėtinga procedūra. Ilga ir sudėtinga. Jo, nes dažytojai, kaip mes užsiminėm trumpai, dažnai nesuprasdavo, ko mes norim, kodėl mes tą būtent vidų norim išdažyti geriau negu išorę, nes mums labai aktualus tas dalykas, nes visos dulkės, visi tie dalykai labai stipriai matosi ir būtent ant blogai nudažytą automobilį. Švara, priežiūra, paskui lengviau prižiūrėti automobilį, nes kai jisai yra visas susišiaušęs, tai ten renkasi purvas, kurio... Jo, bet dažnai žmonės to nesupranta, nes visą laiką yra atvirkščiai, nes vidus visas užsidengia kilimais ten standartiniam automobilyje. Visi tie elementai, jie viską uždengia. O čia viskas lieka atvira, nuogas metalas, tai būtent dėl to mes ir reikalavom, kad mums automobilio vidus turi būti išdažytas geriau negu automobilį išorę. Išorę gali papoliruoti. Išorę bet kada apsiklijuoja, pasipoliruoja, ten visi tie dalykai ir su laiku, tikrai padarydavo žmonės taip, kad nes iš tikrųjų nudažyti nėra paprasta, nes apeit turi visus lankus, tai yra vamzdį nudažyti, yra sudėtinga, iš tikrųjų, ten speciali technologija, netgi tam yra, specialūs prietaisai, būtent tos dulkės po to sėda ant automobilio kėbulo, kas eina nuo vamzdžio, to pasiekoje gaudavosi, kad nėra kokybės, tai būtent gerai nudažyti automobilį mes kreipdavom iš tikrųjų labai didelį dėmesį, bet rezultatą visą laiką gaudavom to
kitokie, jeigu išsireikalavom savo tos kokybės norimus, tai tikrai, kas matė mūsų gamintus automobilius, tikrai gali pasakyti, kad aukšta dažymo kokybė ir to visą laiką reikalaudavom, nes patys, kai dirbom su tais automobiliais, žinom, ką tai reiškia ir kokia, vienas dalykas yra estetinis vaizdas, tai plus automobilio, kaip sakant, vertė nuo to didėja, nes jisai atrodo gerai, ta prasme, čia kaip ir tarkim, su paprastu automobiliu, ta prasme, jeigu tu į antras rankas, pavyzdžiui, nori parduoti, tai žymiai daugiau šansų tu turėsi parduoti gerai atrodantį automobilį, negu blogai atrodantį. Tai va, čia lygiai tas pats ir sportiniam automobiliai, lygiai taip patys dėsniai galioja, ta prasme, jeigu jisai tikrai tvarkingai gerai atrodantis, gerai prižiūrėtas, jo vertė yra žymiai didesnė. Tai yra dar toks geras posakis, kad skrenda tik tai gražus lėktuvai, tai šiuo atveju jie gražus turi būti ne tik iš išorės, o dar ir iš vidaus. Tai labai stipriai tą dalyką akcentuodavom visą laiką. Tai va, tai. Ok. Dabar toks klausimas, aš suprantu, kad jisai ir taip ir ne. Ar yra pigiau pačiam gamintis automobilį ar pirkti iš gamyklos? Tai čia, aišku, turbūt priklauso nuo klasės, bet nes skirtingos klasės, vienose tu gali gamintis, kitose negali. Bet ir minėjai, pavyzdžiui, tas BMW kapas, tai bet kokiu atveju tai tikrai pigiau bus pačiam gamintis, tai tam ir daromi tokios klasės ir tokie kapai, kad atpiginti visą tą reikalą, kad pritraukti kiek įmanoma daugiau žmonių automobilių sportą. Tokia yra užduotis tų visų kapų ir tų žmonių, kurie atsakingi būtent už tokių reikalavimų ar kapų sugalvojimą įvedimą į automobilių sportą. Ir pats esi dalyvavęs būtent tokiuose monoserijose, manau, kad tikrai tie dalykai palankiai veikia masiškumą automobilių sporte. Tai būtent taip ir tie kapai ir sugalvoti, taip kad tos automobilius galėtum pasigaminti pats. Ten netgi savom jėgom garaže, iš esmės ten pasiskaitęs reikalavimus, tarkim, galbūt ne viską, kaip pavyzdys, gal saugos lankus tu atiduosi kažkokiam gamintojui sertifikuotam, nes pats nelabai ten turbūt pagal reikalavimus ten galėsi tą dalyką padaryti, bet visą kitą tu gali pasidaryti pats, kas, pavyzdžiui, vėlgi žavu, nes jeigu tave traukia technika, tu savo rankom sukonstruotą automobilį tikrai kitaip vertinsi, prižiūrėsi ir mylėsi ir suprasi, ir vertinsi. Taip, ir suprasi, kaip jisai elgesi, tikrai kitaip. Tai aš tik tai už, kad kuo daugiau tokių kapų būtų, kad kuo daugiau jaunimo galėtų įsitraukti tokius ir kuo jie pigesni būtų. Ta prasme, nes, kaip žinia, automobilių sportas iš tikrųjų labai brangus užsiėmimas ir tos top klasės automobilius tikrai gali leisti įsigyti vienetai žmonių ir lenktynininkų. Tai būtent tokios klasės, monoklasės, jos tikrai padidina masiškumą ir padaro autosportą prieinamesnį, ko mes visi ir siekiame, nes, žinia, kaip vienas, jeigu tu lenktyniausi ten kažkokia ten smėlio dėžiai, tai tikrai niekam nebus įdomus. Su VRC atvažiuosi. Kad ir su naikintuvu, tu ten, kaip sakant, gali maltis ten kažkur tai, bet tikrai bus įdomus pats savo galbūt. O jeigu tu nori, kad padaryt, kad būtų masiškumas, tai tikrai tokie dalykai labai gelbėja ir aš tikrai už. Ir patys dabar irgi, kaip ir dirbom su tais lenktynininkais, kurie yra jauni, ta pati perspektyvi klasė, pavyzdžiui, R2 klasės automobiliai, tai atrodo kaip ir lėtesni negu tos bombos, kurias ten anksčiau turėdavom Mitsubishi, Subaru ar ten ta pati R5 klasė. Tarkim, tai atrodo ir lėtesni tie automobiliai, bet jie perspektyvūs, nes vėlgi įkandami jaunimui, su tais automobiliais gali startuoti iš tikrųjų Europos automobilių čempionate arba pasaulio čempionate ir tai pasimatuoti. Pertrauksiu. Dabar pavyzdys yra R2 automobiliukas, mažas, ten 6 turbūt varikliukas, arba R5. Gamintis pačiam turbūt bus žymiai brangiau laikė ir piniguose negu nupirkti iš gamyklos. Be abejo, tai vėlgi sugrįžtant, tada... Ir dar biškį pertrauksiu. Ir kitas momentas, kad pavyzdžiui, nusipirkus automobilį R5, kuris kainuoja ten keliasdešimt tūkstančių eurų,
o ne keli tūkstančiai eurų, kaip pavyzdžiui Ne, BMW. R5 kainuoja keli šimtai tūkstančių. R2 kaip pavyzdys. R2 keliasdešimt jau. Va, tai, kaip pavyzdys R2, pavyzdžiui, ne, tai jisai Taip. yra gal ten panašus kaip BMW kapo klasė, Taip. bet BMW visų pirma bus senas automobilis, ilga gamyba ir bus išleista vis tiek krūva pinigų amortizatoriam, ten pakabai, Tai gerai lakam ir taip toliau. pagamintas. Ir paskui jo vertė po ten pusės ar sezono yra niekinė, keli tūkstančiai eurų, nors tu išleidęs daug tūkstančių eurų visokiem valdymo blokam, amortizatoriam, varikliui, greičių dėžė ir taip toliau. Tai tokiu atveju yra geresnis variantas R5, jinai galbūt biškį lėtesnė, netokia solidi, bet R2. visada R2, atsiprašau, R2, bet tu ją visada parduosi, ta prasme. Taip, Ir jinai tai tinka visam pasaulyje, o ne tik tai vietinės reikšmės lenktynėse. Ir parkas atrodo solidžiai. Taip, tai būtent dėl tos priežasties ir norėčiau, ta prasme, pakalbinti ir padrasinti jaunimą, ta prasme, tikrai ieškoti galimybių įsigyti tokius automobilius, ta prasme. Kurie pasaulinio lygio ir visur. Jie atveria visai kitokias galimybės. Aišku, piniginė investicija tikrai bus didesnė negu tas pats BMW kapas minimas, bet vėlgi ten taip grubiai paskaičiavus, tai aš manau, kad gerai paruošti tą patį BMW Cup automobilį, tai kainuotų ten nuo 15 iki 20 tūkstančių eurų. Tai prasme, jeigu mes ten sudėtumėm tikrai ten gerus daiktus. Gerus agregatus. Jo, tai ten blokiruotės, amortizatoriai ten ir taip toliau, iš ko susideda visi komponentai. Ne? Tai manau tikrai būtų panaši suma. O tarkim R2 klasės automobilis ten kainuoja ten 50 tūkstančių eurų, kaip pavyzdys naujas. Bet vėlgi tu jį po sezono už 25 parduosi. Tai čia, tai po sezono jie parsidavinėja aš ten jau grubiai sakau, minus 10 procentų, ta prasme, minus 20 procentų, tai po sezono tai tokie automobiliai parsidavinėja po 40 tūkstančių, tai iš tikrųjų labai nedaug pinigų tu prarandi. Tarkim, nes išliekamoji vertė labai didelė šitų, nes ir paklausa labai didelė šitų automobilių, jų nėra labai daug rinkoje parduodamų, ta prasme, R2 klasės automobilių. Dėl to ir kaina tokia, ir paklausa jau ganėtinai didelė, nes daugelį čempionatų, ta prasme, tai yra naudojamas automobilis, tai yra jaunimo laiptelis į automobilių sportą, ta prasme, į didį automobilių sportą. Tai yra irgi klasės, yra junior, visokios serijos, ta prasme, kur galima važiuoti netgi pasaulio čempionate, ta prasme, užsimanius, ta prasme, tikrai va šitą klasę būtent tai leidžia. Aišku, dar vieną... Pavyzdžiui, su N grupė, nors yra Evo 10, kur yra... Jau nebegali važiuoti. Jo. Kaip, važiuoti dar teoriškai galima... Bet pasaulio ralio nebeleidžia. Pasaulio ne. Europos tik tai dar vienintelė yra. Bet, vis tiek mes sakom, kad tai dinozauro jau, tu prasme, jie beveik išmė. Nors atrodo, nesenas automobilis. Taip, laikas greitai. Ganėtinai daug jų buvo ir dar yra. Tai lygiai tas pats ir, kaip žinom, Lietuvos čempionas Giedrius Notkus naudoja ten panašų automobilį ir tikrai džiugina ir žiūrovus, ta prasme, ir tikrai nelėtai važiuoja ir sudaro ir konkurenciją ir R5 klasės automobiliam, bet vis tiek čia yra laiko klausimas, kada vis dėlto išeisti automobilį. Toliau, pavyzdžiui, automobilis po varžybų grįžo, nėra jokių, sakykime, pažeidimų išorinių, nedalyvavo jokioje avarijoje, neskaitant, kad nors bamperis nudrėkstas ar kažkas, bet kiek laiko trunka, peržiūrėti, peržiūra, pavyzdžiui, išsiplauti. Paruošti sekančiom varžybom. Taip. Arba dažniausiai būna, aišku, treniruotė po varžybų, ta prasme, nes prieš varžybas irgi ten stengiamės visą laiką pasidaryti. Bet kiek laiko trunka, pavyzdžiui, tai priklausomai vėlgi nuo automobilio klasės, nes kuo klasė rimtesnė, kuo aukštesnė, tuo daugiau priežiūros jinai reikalauja. Sakykime, R5, R2, du modeliai, kad įsivaizdavimui. Tai, tarkim, R2 tai galima būtų taip paskaičiuoti vidutiniškai apie kokias 3-4 darbo dienas užtrunka. Po 8 valandas, ne? Taip, tą automobilį paruošti R5 maždaug kokias 7 darbo dienos.
nes daugiau agregatų, jų priežiūra yra dažnesnė, automatiškai daugiau laiko turi praleisti. Tai vėlgi turbūt po vienų varžybų ten dėžės nesidarot, po dviejų atidarot. Taip, vidurkį vis tiek išsiskaičiuoji po to ir gaunasi maždaug ten tokie kažkokie panašus skaičiai. Tai kai kam aišku atrodo, kad ką mes ten veikiam prie tų automobilių, jeigu nieko nesulūžo ir nieks nesugadinta, bet iš tikrųjų yra nuolatinis darbas. Varžtelį ir patikrinti, nes jeigu tu jo nepatikrinsi, tai paskui kas nors atsisuks. Pasiekmė yra labai brangi investavus tiek pinigų į treniruotes. Kartais ir liūdna labai gali būti, ne tik brangi. Gali ir būti liūdna, taip. Į liūdniausią nežiūriu. Tada kiek laiko, pavyzdžiui, kai tu gauni naują automobilį iš gamyklos R2 arba R5, kiek tu laiko skiri peržiūrai jo prieš išleidžiant į trasą, nes, aš žinau, kad su keliom gamyklom, aišku, žiediniais automobiliais dirbęs, tu gauni automobilį ir ten nieks neprisukta. Arba prisukta ne taip, tai kiek laiko skiriat peržiūrai? Kiek dienų ar valandų? Tai irgi trumpai kažkur tai apie 5 dienas ten realiai iki savaitės. Panašus kaip parašymas būtų po varžybų. Taip, nes vėlgi viską turi peržiūrėti, patikrinti, jeigu tu nenori. Jeigu tu nenori, kad tu išvažiavus į pirmus ten testus, nes dažniausiai vis tiek prieš varžybas darysies bandomosius testus, treniruotę vadinamą, tai jeigu tu nenori kažką tai pamesti, sugadinti per pirmos treniruotės, tokį, kaip sakant, turėti nemalonų tą tokį pirmą įspūdį, tai turi tą dalyką padaryti. Nemalonų ir greičiausiai brangų. Dažniausiai, visos klaidos pas mus. Garantijos neišeis suforminti turbūt pas gamyklą, jeigu kas nors atsisuks. Tada, klausyk, pas labai mažai laiko, liko 8 minutės, tai davai. Kažkas bandė mus pertraukti. Nesupratau, kaip? Kažkas bandė pertraukti, sakau, skambutis, išjungti skambutį, bet pramušė vis tiek turbūt. Klausyk, papasakok tai trumpai, baisiausia, nemaloniausia avarija, po kurios skubiai reikėjo atstatyti automobilį. Aš vieną atsimenu, bet nežinau, ar gal kažkokia buvo. Žiedinę atsimenu. Melga Racing Team. Tai turbūt pats rimčiausias buvo darbas, neskaitant dar senais laikais golfų. Jo, tai visą laiką būdavo tokių, jeigu čempionato eigoje sudaužydavo automobilį, tai dažniausiai būdavo taip, kad pačiu tuo netinkamiausiu momentu, kai į sekančių varžybų ten labai nedaug laiko. Tai netgi dalesnė praktika jau. Ta prasme, įvykis, tai čia turbūt Melga, kai Šerginiai sudaužė ir po 3 dienų jie turėjo būti Palangoje 1000 km varžybos. Taip, turbūt gal po 10 metų. 10 metų, taip. Po gal 4 dienų kokių, jeigu taip jau buvo techninė komisija. Tai... Ir jūs pakeitėt pilnai kėbulą, taip. Viską surinkot atgal, protestavot ir mašina išvažiavo į varžybas. Nežinau, koks rezultatas, bet, prasme... Finišavo jie tose varžybose, neatsimenu aš dabar irgi rezultato, bet žinau tikrai, kad finišavo, tai savo klasį, tai turbūt tikrai, tada, reikėtų pažiūrėti, aišku, statistika tikrai atvažiavo gerai ir buvo labiausiai patenkinti, kad jie vis dėlto galėjo susartoti tose varžybose. Nes, avarija buvo tikrai nemaloni. Teko keisti kėbulą. Suvartyta taip, kad... Jo, čia Kačerginė išskrido pro tvorą, nusileido miškelėje šalia grybautojų kažkokį automobilį ir tai niekaip policija atvažiavusi niekaip nesuprato, kaip... Iš kur atsirado tas automobilis? Tai vienas dalykas nesuprato, iš kur atsirado, kitas nesuprato, kaip su tokiam plikom padangom įmanoma važinėti po mišką tais keliukais. Su slikais turėjome. Nes niekaip nesuprato, kaip galima tą tvorą perskristi, jos neužkliudant. Automobilis praskrydo teisėjų bokštelį, nunešė, praskrydo tvorą, jos neliesdamas ir nusileido miške ir to pasiekoje teko pakeisti kėbulą ir išleisti į varžybas. Bet buvo didelis noras, buvo ambicijos pas lenktynininkus ir pas mus kaip mechanikus, aišku, kurie tarnavo automobilį. Ar tai yra įmanoma, tai kartais įrodė savo, kad yra tokių dalykų. Viskas įmanoma, tikrai. Daug kas. Suspirimo, daug kas. Jo. Taip. Maloniausia pergalė, emocija po varžybų.
nežinau, komandos pergalė arba podiumas kažkoks. Tai aišku, turbūt neišskirčiau gal kažkaip tai vienos, bet gal kelios, gal pasakyčiau. Tai vienas iškovotas ralio čempiono titulo su Vaidotu Žala. Nes iš tikrųjų daug mes metų dirbom su juo, nuo mažų dienų, galima taip pasakyti. Ir neturėjom to titulo ir jam jo kaip ir fiziškai nereikėjo, jisai pats bent jau taip įvardindavo, kad man čia nėra svarbu, bet iš tikrųjų mums svarbu buvo, nes kai tu dirbi su lenktynininku, aptarnauji tą automobilį garaže, tai tie titulai vis tiek jie duoda savo, ir tu vis tiek sieki kažko. Tai motyvacija pačiam duoda. Taip, tai to titulo ilgai neturėjo, nors visi žinom, kad Vaidotas iš tikrųjų greitas lenktynininkas ir turbūt nieks to nepaneigs, kad jisai toksai ir ten ir su Mitsubishi važiuodamas, ir su Subaru jis ten stebindavo, daugą. Ir su BMW dar senai laikai. Taip, dar prieš tai ir BMW, bet kai persėdom į tą pačią gamyklinę mašiną, gamyklai paruoštą Škodą ir vieni metai ten ne visai pavyko, bet beveik pavyko, antri metai jisai gavo tą titulą ir manau, kad tai toksai iš tikrųjų mano to įdėto darbo, mūsų visos komandos įdėto darbo, tai yra toksai geras įvertinimas, nes buvo 2 sezonai, tai berods 10 nacionalinių čempionato varžybų, nei vieno, kaip sakant, visi finišai ir visi ant podiumo, tai ir galų gale tas išsvajotas čempiono titulas, tai iš tikrųjų tokie, labai saldus prisiminimai, tai yra, 19 metai, o 18-19, o dar paminėčiau turbūt Aleksejų Lukieniuką ir Europos čempionatą. Jo Europos čempionas jisai jau vėliau tapo, mes su juo tapom Estijos čempionais 14 berods metais, ar 14-15. Jisai stebino visą Europos čempionato virtuvę ir grietinėlę, kai su senu Mitsubishi V10 ir 5 visus lenkdavo. Jo, ir vėlgi tas automobilis buvo gamintas mūsų dirbtuvėse, kas irgi labai buvo malonu, nes tarkim ten Vaidoto atveju ten automobilis jau Škodos gamyklos buvo paruoštas, ne Škoda Motorsport. Jo, bet vis tiek yra pagrindas, kas jį prižiūri kiekvieną dieną, kaip jį kai tu pats pagamini automobilį ir su juo dar laimi lenktynininkas čempionatą ir žinai, mes visą laiką tam čempionate dalyvavom, nes lenktynininkas rusas, komanda lietuvių dalyvavo Estijos čempionate ir jis taip žiūrėdavo į mus kreivai. Ir, estus aplenkti pas save šaly yra tikrai labai stiprų, plus estai važiuodavo jau su geresnė technika negu ant grupė, ir 5 buvo fiestų, ir Marko Martino komanda dirbo su žinomais lenktynininkais, ir juos lenkti tikrai buvo labai smagu, po kiekvienų varžybų labai būdavo smagu susirinkti automobilį praktiškai iš naujo, po tiek komisijos, po tiek patikrinimo. Nes viską išardydavo. Taip, išardydavo ten nemažai iš tikrųjų to automobilio ir tekdavo namo parsivežti jau į tokiam pusiam išrinktam pavydalį. Bet viduje va čia jausmas iš tikrųjų labai geras, nes iš tikrųjų tai nėra lengva, nuvažiuoti į svečią šalį ir tenai nugalėti, plus išlošti čempioną, tai tikrai yra vieni turbūt tokie smagiausių prisiminimų būtent. Supratau, klausyk, pas mus liko minutė, tai blitz klausimai, aš aišku ne visus klausimus uždaviau, bet einam prie blitz klausimų. Filmas ar knyga? Knyga. iOS ar Windows? iOS. Sparko ar Alpine Stars? Alpine Stars. R5 ar WRC automobilis? R5. Monte Carlo ralis ar Winter Rally Utena? Monte Carlo. Seb Loeb ar Seb Ogier? Abu labai patinka, bet kadangi reikia pasirinkti, tai pirmas variantas. Loebas. Žaibas Makvynas ar Luigi? Žaibas Makvynas. Sausas ar pusiau saldus? Sausas. Rallycrossas ar Dakaras? Dakaras. Dviratis ar bėgimas? Dviratis. ERC ar WRC čempionatas? WRC.
Pizza ar suši? Suši. Okay. Tai klausyk, kol kas tiek, mes aišku kelių klausimų aš nespėjau užduoti, bet to baigsis laikas ir išsijungs eteris, tai nebent gali dar pasakyti, kokį filmą rekomenduotum visiems pažiūrėti. Nebūtinai autosporto temą. Šunširdis. Šunširdis, okei. Aš turbūt nematęs, reiks pažiūrėti. Pasižiūrėk. Gerai, klausyk, tai tada ačiū ir... O galiu aš tau klausimą dar užduoti? Gali, jeigu spėsi, nematau, kiek čia laiko liko. Spėsiu gal. Kada kaului padovanosi anūką? Geras klausimas. Nežinau, gal kitą metą. Nežinai. A, jis jau prašė labai, kaip? Ne, nu tai reikia. Nu gerai, pagal